Koks bomžas pripysęs. Filmą darai. Sveikas. Sveikas. Nežinau, aš anksčiau gal galvodavau, kad oi, bet aš jeigu, kai dar sėdėdavau vienas kambarį ir kažką darydavau, galvodavau, aš jeigu turėčiau bendą ir kurčiau, išleisčiau muziką, koncertuočiau, wow, čia mega kietai, aš būčiau žiauriai laimingas, tai jeigu studijuočiau kažką su muzika, siečiau savo gyvenimą su muzika, čia viskas, taip, o aš kai ten būsiu, tai daugiau problemų nebebus gyvenime. Tai, aš negaliu pasakyti, kad dabar mažiau problemų gyvenime negu tada buvo, nors aš darau visą tą, ką kažkada norėjau. Ir aišku, žiauriai fainai ir tikrai nenorėčiau išmesti viso to, bet ta prasme, faktas tas, kad ir kur tu būsi gyvenime, tu vis tiek turėsi tų problemų ir bus tau nauji kažkokie dalykai atsiras, kurie slėgs ir kažką kitą norėsi. Tai visas tas yra. Jo. Čia gal taip iš šono, žinai, atrodo. Gali žiūrėti žmogų ir galvoti, wow, kaip šiandien viskas sekasi, o iš tikrųjų tam žmogui tai neatrodo gal. Bet čia gyvenimas, visi mes tokie. Tiesiog negalėsiu groti. Nebus giga, nes užstriga. Tai gerai, kad turi yra. Pusė bendų. Aš jau ten nedaug. Pradėkit ruoštis. Gerai? Taip jaudinas. Pavarykit gerai. Seniai pizda, jeigu kliovai pagros, aš jūsų nekęsiu visą gyvenimą ir aš stums, kvėsiu Čia tai labai blogai. aš jam barį. O tu nesijaudini po prieš koncus? Ne, dabar Išgėręs jau. čia nieko bendro su alkoholiu. Jaudinės pradžioj, kai nežinau, gal kitiems kitaip yra, bet aš tai jaudindavos, kai su savo praeitą bendu grodavau, tiesiog. Jo, ta prasme, ten pirmus kartus tai jo, tai ten baisu biškai, žinai, o paskui. Ramiai. Supranti, kad nėra toks big deal tas koncertas, susipisi. Pusės tavo susipisimų niekas negirdės, kam girdės, pamiršti po 5 minučių, dar greičiau, tai nesvarbu, realiai. Šventės susipisimų. O kaip tu pagroji? Koncas, nežinau, pagrau koncas. Gerai. Aš neoverthinking, žinai.
būna kažkokių problemų, kai tu mokaisi, bet ir dirbi kažkaip, ir suderini kažkaip? Ai, nelabai. Tai aš, kai pusę etatą dirbi, tai, be to pas mane tos studijos. Ten krūvis yra labai mažas, palyginus. Jeigu aš ten kokius tiksliuosius studijuočiau, inžineriją kokią, tada galimai būtų reikalų, jo. O dabar tai visiškai pochui, aš dabar galėčiau ir 0,75 dirbti. Tiesiog tingi. Fentanilis. 14. O, persirinkimas. Manom greičiau pripys, kad blėt galėtų pagauti. Kas geresnė su grupė? Nežinau, pakoncertavom, dabar biškai bus pertraukėlė, vis tiek šventinis laikotarpis, tai bus pertraukėlė biškai. Su kūryba ir su to gabalo darimu ir miksu ir kaip viskas skamba, kad tu klausai ir tu nesupranti dažnai, kad kažkas yra blogai. Ir tau reikia pasitraukti nuo viso to, kuriam laikui, tau reikia pailsėti, paskui paklausai po kurio laiko ir daug aiškiau girdi, kas yra blogai. Tiesiog, jo. Žiauriai šiaip sudėtingas procesas ir žiauriai rewarding procesas, kai tu tobulėjai. Man čia atrodo vienas sudėtingiausių dalykų gyvenime, nežinau, gal dėl to mane taip yra užkabinę, kad atrodo tave biškį pamaitina, kai tu jauti, kad darai progresą, tu gauni biškį tokį kažkokį pastamiuką, kad jo, gerai, bet ir paskui vėl blogai, bet tam toj sekoj blogai atsiranda vienas gal koks mažas, kur jo, visai gerai, ir tu tai pabiškį lėtai braunisi link to rezultato, kurio tu nori. Žiauriai toks didelis iššūkis yra. Man kažkaip visą laiką patikdavo tokie iššūkiai gyvenime. Ne visada, bet jo. Tai nežinau, čia toks tikrai labai didelis iššūkis atrodo. Kažkaip pat už tai ir sėdi čia valandom. Depresuoji. Pasiduodi, buvau kažkada išvis ten vos nemetęs kuriam laikui šitą dalyką, kokiems metams nelabai aš ten ką dariau iš viso. Bet kažkaip sugrįžau vis tiek. Man atrodo, kad gal aš kažką čia reiškia. Nes yra nemažai dalykų, kurios pradėdavau ir po kurio laiko numesdavau ir kažkaip nebesugrįžau prie jo. Čia vienas iš tų, kur kažkaip vis pritraukia, tai matyt yra kažkas viduje, kas motyvuoja šitą daryti ir tas turbūt niekur nedingsiu, man taip atrodo. Kryžiaus kelią, kūrybinį. Another day, another Cepelinas at Kaspėdėlė, Lukščio 34, kur dirba Skantai.